Sveiki, sveiki atvykę į kanalą MyFitEmpire ir sveiki atvykę į mūsų vlogus. Tik vakar baigėme filmuoti vlogą iš Italijos, vakar atskridome į Kauną ir šiandien esame Druskininkuose, nusprendėme dar nevažiuoti namo, keliom dienom atvažiuoti į Druskininkus. Bet apie kągi bus šitas vlogas. Šitas vlogas bus apie tai, kaip po atostogų grįžti į formą, nes vis tik tai atostogų metu mes valgome ir pavalgome kažką šiek tiek ir daugiau negu kad galime sau leisti. Ir valgome nereguliariai, kažkur valgymą praleidžiam, kažkur paskui pavalgome daugiau. Ir atitinkamai ir organizmas pakaupė skysčius ir atrodome jau nebe taip, jau norėtųsi kažkaip tai šiek tiek po truputį grįžti į formą. Vakare atvykome į Druskininkus, parodysiu, kur apsistojome, parodysiu iš išorės, kurioje vietoje ir pareklamuosiu būtinai šitos apartamentus. Tiesiog pareklamuosiu, mums už reklamą nemoka, bet tiesiog tai yra labai smagi, jauki ir tikrai tokia vieta, kur mes jaučiamės kaip namuose, nes apsistojame jau tikrai daug kartų. Ir kiekvieną kartą, jeigu važiuojame į Druskininkus, ieškome vietos būtent čia. Jau jeigu tik tai jos nėra, tai tada važiuojame kitur. Taip, šiandien dieną pradėsiu nuo to, kad pagaliau išsikepsiu savo sveikuoliškus blynelius. Nepaisant to, kad valgiau atostogų metu granolą, stengiausi pusryčių susirasti pagal save. Vis tik tai granoloje yra nemažai ir džiovintų vaisių, uogų ir aš tikrai neabejoju, kad ta porcija būdavo didesnė negu kad turėtų būti. Tai šiandien pagaliau užsipirkome maisto ir išsikepsiu savo blynelius. 3 šaukštai avižinių dribsnių, 2 šaukštai, aš jau ne gramais matuoju, o matuoju šaukštais, nes apytiksliai žinau, kiek sudaro, 2 šaukštai mano grūdėtos varškės, 1 kiaušinis, šiek tiek kepimo miltelių. Tada iškepsiu savo blynelius ir pagardinimui saujo uogyčių ir šaukštis graikiškojo jogurtoje vietoj grietinės. Tai va, pradedam. Taigi, mano nuostabieji pusryčiai paruošti, avižiniai blyneliai su uogytėm ir graikišku jogurtu. Ir iš karto parodysiu, ką valgysiu likusią dienos dalį. Tai standartiškai bus 2 užkandžiai. Tai manau, kad pirmam užkandžiui suvalgysiu nektariną, persiką. Persikas čia jo, man atrodo, kažkoks nelabai simpatiškas. Antras užkandis bus baltyminis jogurtas. Tada pietus. Kadangi esame ne namuose ir tikrai tingiu gaminti ir neturiu tam laiko, tai valgysiu 100 gramų lašišos su daržovytėm, o vakarienį išvirsiu 2 kiaušinius L dydžio, taip pat su daržovėm. Jeigu jums atrodo, kad maisto labai daug, dėl sąžinės nuraminimo, galėčiau pasakyti, kad galite vieną užkandį nuimti, pavyzdžiui, vaisių. Tiesiog pasistengit valgyti daugiau daržovių tą dieną. Čia būtent po grįžimo į režimą. Po atostogų į režimą. Ir dažnai sulaukiu klausimų, ar galima būtų pasilaikyti iškrovos režimo po atostogų ir panašiai 1-2 dienas, tai yra nevalgyti nieko, arba valgyti labai minimaliai, arba gerti tik tai ten vandenį, arba kefyrą, arba kavą ir panašiai. Tai aš galiu pasakyti, kad aš nepropaguoju ir kitom nepatariu, dėl to, kad dažniausiai mes esame po tokio laikotarpio, kuomet valgome skaniau, daugiau, mūsų organizmas pratęs gauti maisto dažnai ir, sakykime, kai mes nevalgome visą dieną, dažniausiai mes išbūname nevalgius visą dieną, tačiau vakare vis tiek nutrūkstame ir prisivalgome arba apsivalgome. Ir ta iškrovos diena, jinai neduoda naudos, jinai duoda tik žalos. Tai tiesiog, jeigu žinot, kad psichologiškai nesate pakankamai stipri ir galite neištverti, tai tiesiog grįžkite į režimą ir valgykit normalų maistą, subalansuotą, galite imti kaip pavyzdį mano parodytą visos dienos meniu ir pamatysite, kad po kelių dienų svoris pradės kristi, visi prikaupti skysčiai nueis ir vėl jausitės ir atrodysite gerai.
Po pusryčių susiruošėme pasportuoti, tuoj laukiame Simo ir eisime į lauko treniruoklių aikštelę. Druskininkuose aš jau rodžiau kažkuriame vloge, berods naktinio bėgimo Druskininkuose vloge, kokia nuostabi treniruoklių aikštė nemokama yra Druskininkuose tarp ežerų. Ir parodysime šiandien, kokias treniruotės galima atlikti. Aišku, rūbų tragiškai trūksta, tai vat eisiu sportuoti su iš Venecijos atsivežta suvenyrinė maikute. O štai ir mūsų rimtasis sportininkas, tai judam. Taigi ir kur tie treniruokliai? Praeiname Druskonio ežerą su jo fontaniuku, praeiname kitoj pusėje Etno dvarą ir visus batutus ir kitas pramogas ir traukiame parko vidurį link batutų. Ir tie treniruokliai yra prie vaikiškų batutų. Labai gerai apgalvoti, kol vaikai pramogauja, tėvai gali sportuoti. Pasižiūrėsim, ar daug kas naudojasi tokia funkcija. Artėjame prie aikštelės, gal Simonas galės ką nors plačiau pakomentuoti apie šitos treniruoklius, nes aš praeitą kartą labai trumpai, tik tai juos parodžiau. Ką bendrai, kokį gali pasakyti, Simai, kokią nuomonę apie šitą vietą? Aš manau, kad man asmeniškai dar neteko matyti tokių lauko treniruoklių, jokiam Lietuvos pakrašty ir net užsienį nesumatęs. Tai aš manau, kad čia yra tikra aukso kasykla. Treniruokliai, mes jos vakar vakariai išbandėme, tai treniruokliai tikrai sukuria pasipriešinimą. Nežinau, ar tie kilogramai, kur čia parašyti, atitinka tą pasipriešinimą, bet iš tikrųjų viskas jaučiasi. Treniruokliai atrodo tvirti, patogus, turi gerą užsifiksavimą. Ir ką aš pamačiau, kad yra iš esmės pagrindiniai pratimai, kurie reikalingi tiek salėse, tiek šiaip sportuojant namų sąlygomis. Tai yra ir imitacija štangos spaudimo gulint, štangos spaudimo kampų, ten pritūpimai, yra vertikali trauka nugarai, horizontali trauka nugarai. Mačiau liktais 2 pratimai pilo presui ir nugaros apačiai, atsispaudimai nuo lygiagrečių, o čia imitacija štangos lenkimo bicepsui. Ir kas yra įdomu, tai yra nurodytas pasipriešinimas kilogramais, galima atitraukti, užfiksuoti, ar ne, tai tikrai šitie treniruokliai labai skiriasi nuo visų kitų nemokamų treniruoklių, kurie yra pas mus Vilniuje. Taip, mes apšilom, šiandien atliksiu viso kūno treniruotę ir primenu jums, kad jeigu sportuojate vasarą 2-3 kartus per savaitę, tai pilnai užtenka atlikti visus kartus viso kūno treniruotę ir tai padirbs visi jūsų kūno raumenukai. Taip, tai parodysim tuoj, ką veiksim. Jevgenija darys nugaros pratimą, vertikali trauka nugarai. Šitie treniruokliai pagaminti yra Olandijoje, jeigu teisingai perskaitau. Tai pakankamai patogiai. Ką? Matai? Taip, padarysime su minimaliu svoriu 10 kg, čia iš 2,5, reiškia 20 kg, jeigu mes čia gerai suprantam. Ir tada darysiu be pirmos apšiliminės serijos dar 3 kartus, manau, kad po 12. Šis treniruoklis yra pritūpimų imitacija. Čia taip pat yra reguliuojamas pasipriešinimas. Kas man patiko šiame treniruoklyje, kad yra apribota judesio amplitudė. Dėl to judesys būna labai izoliuotas. Grinai dirba tie raumenys, kurie reikėtų, kad dirbtų. Kojas ir sėdmės. Taip, pritūpimų su svoriu darysiu 3 kartus, turbūt po 12 irgi. Čia bus antras pratimas. Kitas bus štangos spaudimas kampu. Aišku, dabar yra labai lengvas pasipriešinimas, uždėsim šiek tiek daugiau svoriuko. Apšilimas su minimaliu svoriu 10 kartų, vėliau darysiu 3 kartus su didesniu svoriu po 10-12 kartų. Čia labai geras treniruokliukas. Padarysime šitaip, laikysimės ir bus dubens riedimas. Labai gerai jaučiasi. Darysime 3 kartus, manau, kad po 12-15 priklausomai kiek išeis. Gerai, sėdmenim čia nebuvo jokio pratimo. Per sulenktą kelį mes darėm šlaunim sėdmenim pritūpimą.
tačiau turim dar padaryti kažkokį pratimą klubų dominuojantį. Tai mes padarysime hiperekstenzijos treniruoklyje, pratimą sėdmenim, užlipsime, pėdas pasuksime 45 laipsnius į šalis. Taip, širšės puola, Sima. 45 laipsniai į šalis nuo savęs. Dabar šiek tiek suriesime nugarą ir su suriesta nugara tiesimės į viršų su įtemptu korpusu ir įtrauksim sėdmenis kiekvieną kartą. Įtrauksim sėdmenis kiekvieną kartą. Ir darysime tokių pratimų, jie nėra sunkus, kadangi nesukuria papildomo didelio pasipriešinimo, tik tai patogiai įsitaisom. Tai bandysime gal daryti 3 kart po 12-15. Ir mano 6. pratimas bus mano nemėgstamiausias, galbūt visų moterų nemėgstamiausias, skirtas tricepsui. Tai spaudimas nuo lygiagrečio. Darysime 3 kartus iki maksimumo. Jeigu jūsų maksimumas 2 kartai, reiškia 2 kartai. Jeigu maksimumas 4, reiškia 4. A jeigu nepadarom? Tai užlipam, tai nepadarom, galima visai kitus daryti pratimus. Taip, svarbiausia neužlaužti va šitaip kaklo ir pečių. Išsilaikom, alkūnės atgal, kylam. Alkūnės atgal, kylam, kaklą išlaikome. Ir darome 3 kartus iki maksimumo. Tai mano treniruotė bus tokia, o dabar parodysime Simo treniruotę, bus vyriška versija. Simas darys, kokią treniruotę darysi šiandien? Šiandien darysiu krūtinės nugarą. Taip, čia dabar apšiliminė serija, štangos spaudimas. Kiek kartų darysi šitą spaudimą? Kadangi svoris yra lengvas, tai galbūt 20 kartų. Tai padariau vieną apšiliminę seriją ir darysiu 3 darbinės serijas. Nežinau, tikriausiai 10-12 pakartojimų, kadangi man čia šiek tiek mažokas svorio, tai stengsiuos padaryti daugiau pakartojimų ir galbūt labiau stengsiuos susikoncentruoti techniką. Gerai, važiuojam. Antras Simono pratimas. Skirtas nugarai. Kiek kartų darysi po kiek? Apšilimo serija 15, o paskui bus 3 po 10. Bus 3 po 10 su didesniu svoriu. Gerai, trečias pratimas, Simo. Trečias pratimas yra štangos spaudimas kampu. Tas pats, kurį aš dariau, tik aišku su didesniu svoriu. Jau padariau vieną apšiliminę seriją 15 pakartojimų ir dabar darysiu su didesniu svoriu 3 darbinės serijas po 10 pakartojimų. Gerai, darom. Ir kai tik pradedam filmuoti, ten traktoriukas tas burzgia važiuoja ir triukšmauja. Ketvirtas pratimas. Pats kaip ir tavo pirmas pratimas, vertikali trauka nugarai. Gerai, kiek kartų darysi, po kiek svorio? Padariau pirmą seriją apšilimų 15 kartų, dabar darysiu 3 po 10. Nu, dar formos nepraradai per atostogas? Gerai. Treniruotė baigta, truko apie valandą. Po to trupučiuką padarėm atvėsimą, minimalų tempimą. Ir dabar keliaujame atgal. Pėsčiom negalim atsidžiaugti mūsų lokaciją, mūsų apartamento lokaciją. Nuo čia 650 metrų ir praktiškai pačiame centre. Simai, ką gali dabar pasakyti po to, kai atlikai treniruotę? Apie tuos treniruoklius. Iš esmės, kaip nemokama įranga, tai yra tikrai puikiai. Aišku, tai nėra treniruokliai kaip sporto klube, kurios galima susireguliuoti pagal savo sudėjimą, pagal savo ūgį. Kai kurios galima. Jo, kai kurios galima ir kai kurie netgi labai patogus. Tačiau kai kuriuose treniruokliuose veiksmo atlikimo amplitudė yra gana ribota. Pavyzdžiui, negalima pakankamai giliai nuleisti atliekant pratimą arba pilnai ištiesti. Bet šiaip iš esmės tiesiog tam, kad žmogui, kurisai palaiko sveiką gyvenimo būdą, ateit pasimankštinti, tai čia yra viskas daugiau negu reikia.
Na ir štai dabar grįžtam atgal ir trupučiuką parodysiu, kurioje vietoje yra mūsų apartamentai. Kaip minėjau, pareklamuosiu. Tai čia vat yra pagrindinė gatvė, ten matome yra fontanas po dešinę, po kairę yra vandens parkas ir čia yra Rimi ir toliau iki parduotuvę. Tai mes eisime tarp Rimi ir iki parduotuvės. Tai tarp Rimi ir iki parduotuvių yra Agneta apartamentai iškaba ir tai yra kaip viešbutis, kuriame yra daug apartamentų. Dabar Simas vėžliškų greičių man juos rakina. Kokiu? Mes užeiname į vidų. Išgirdau. Vėžliškų. Matome, kad čia yra suoliukas. Jeigu reikia, yra skėčiai, jeigu lyja. Mes, kadangi pirmą kartą lankėmės lietingų oro, tai mums tai buvo tikrai didelis bonusas. Ir kilame į viršų. Matome, kad čia yra vaikų kampelis, kuriame yra įvairūs žaidimai, knygutės, yra suaugusių knygutės. Svarbu paminėti, kad šie apartamentai Booking'e yra vertinami beveik 10 balų. Tai yra tiesiog atsiliepimai yra nuostabus. Kylame toliau ir čia yra numeriai. Nežinau, iš pažiūros atrodo numerių gal apie 10. Mes dažniausiai apsistojam berods 6 apartamentuose, čia šitoj pusėje jo 6 apartamentai, 4 vietis, bet šį kartą šito numerių negavom. Gavome numeris 3 ir užeiname į vidų, virš 30, gal 34 berods kvadratai. Kas labai džiugina, didelės spintos. Tai viską įmanoma susidėti. Didelės spintos, tada išlankstoma sofa lova, čia Valerija miega. Tada čia pas mus yra televizorius, stalas, labai džiugina tokios smulkmenos kaip kavos aparatas, ar ne, virtuvėlė, aišku, trupučiuką bardakas, bet kas džiugina, čia visą laiką būna druska, pipirai, kempinėlė, feiri, tokios smulkmenos, kurių tikrai nereikia pirktis patiem. Beje, Himalajų druska. Taip, stalas. Yra ir kondicionierius, tada laiptai į 2 aukštą, kylame 2 aukštą. Ir beje, visi apartamentai yra panašus. Tai yra 3-viečiai, 4-viečiai, šitas 3-vietis šiek tiek mažesnis. 4-vietėje, kas džiugina, atskirai yra dar drabužinė. Čia atskirai drabužinės nėra, tiesiog yra didelė spinta. Vėlgi, jeigu atvažiuojate ilgam, labai patogu, nes pilna yra vietos viską susidėti. Nereikia tiesiog laikyti matomose vietose daiktų. Ir dvigulė lova, paveikslas, kondicionierius, 2 televizorius. Tikrai retai, kur sutiksite viešbutyje, per 2 numerius 2 televizorius. Ir čia yra dušas, tualetas. Kituose numeriuose 4-viečiuose yra ne dušas, o vonia. Tai va, tikrai labai jauku. Nuotraukos ir galbūt video gal neperteikia to jaukumo, bet mes čia vis laikį jaučiamės kaip namuose. Ir džiugina ne tik tai tas jaukumas, bet džiugina ir kaina, kadangi kaina tikrai yra prieinama. Agneta apartamentai visiems rekomenduojam. Sveiki, turime šiandien šeštadienį. Einame su Valerija į mugę. Paskutinį savaitgalį Druskininkuose vyksta vasaros uždarimo, aš nežinau, neatsimenu, kaip vadinasi tiksliai šitas renginys, bet daug įvairių renginių, mugės ir kiti smagus renginiai lauke. Tai mes daug vaikštom, vakar pas mus išėjo apie 18 000 žingsnių, man atrodo, beveik 20 000. Pažiūrėsim, kaip seksis šiandien. Pasidalinsim, ką gero radom mugėje. Radome ledinukų be cukraus, Valerija, parodyk. Va, tokie ledinukai be cukraus, super. Ir dar radome labai gražių žaisliukų, megztų rankų darbo. Tai tiesiog neiškentėm nenupirkusios va tokį katinėlį. Ten moteris sėdi mezga vietoje ir tokie begalinio grožio tokie žaisliukai megzti ir dėta daug darbo ir meilės. Tai aš manau, kad tokie dalykai visą laiką turėtų atsipirkti.
turėtų galbūt žmonės paskatinti. Čia yra žymiai sunkiau negu atsisiųsti iš AliExpress ir pardavinėti mūgėje kažkokius dalykėlius, o čia yra rankų darbo žaisliukai, tai vat, tokį dar nupirkom katinėlį. Iš esmės, ėjom tik prasieiti, nieko neieškojom, bet vat, šiek tiek apsipirkom. Sveiki, mėlieji. Aš čia kurį laiką visiškai pradingau. Porą savaičių buvo beprotiškos. Grįžome iš Druskininkų, baigėme savo atostogas. Be abejo, matėt, kad Italijoje sudegė mano mikrofonas, kol aš turėjau pataisyti mikrofoną, kad galėčiau vėl skleisti kokybišką garsą. Pradėjome, vėlgi puolėm į darbus, pradėjome 2 naujus projektus. Vienas su online treniruotėm naujokiam, kitas projektas pažengusiom, nukreiptas labiau į motyvaciją, į darbą su savimi. Tai tiek pasinėrim į darbus laiko visiškai nėra ir tiesiog šį savaitgalį dalyvauju Aeromix Movement Weekend treneriam ir šiaip sportininkam skirtam renginį, į kurį atvažiuoja keli nuostabūs treneriai iš Italijos, iš Ispanijos. Ir tikrai tikiuosi pasisemsiu patirties, išmoksiu kažko naujo, galbūt įkvėps mane tai ir vėlgi laiko praleidimas bendraminčių kompanijoje labai daug lemia. Tai vat aš dabar su puikia nuotaika lėkiu į renginį, o trupučiuką vėliau tada pasidalinsiu su jumis ir papasakosiu, kurgi aš buvau dingus ir kas vyko per tą laiką įdomaus ir galbūt nelabai įdomaus. Daug matytų žmonių ir nematytų, motyvuotų, sportiškų ir gražių. Nežinau, kaip mes čia tilpsim visi. Parlėkiau namo jau po renginio. Štai pagaliau galiu atsipūsti ir pasidalinti įspūdžiais ir šiek tiek pasipasakoti. Iš tikrųjų, dar net nebuvau duše, jau 100 prakaitų išprakaitavo. Visa diena buvo labai intensyvi, buvo 4 seminarai po 1,5 valandos. Tikrai labai netipiniai, labai toli nuo to, su kuo aš dirbu ir nuo man artimiausios fitneso šakos, nuo intervalinio treniravimo arba nuo jėgos treniravimo. Viskas šiandien buvo labiau apie judesį, apie funkcinį judesį. Šiek tiek funkcinio judesio su step platforma, tai va čia turbūt buvo tai, ką aš daugiausia galėsiu panaudoti. Animal flow, tai yra judesių seka, atkartojantis gyvūnų judesius. Čia iš tikrųjų tokia kaip jogos atmaina, visaip vadina iš tikrųjų Power Beast vadinasi seminaras, bet yra Animal Yoga vadinasi būtent ši pakraipa. Ir buvo mokytojas dabar bijau susipainioti, vienas buvo iš Ispanijos, kitas iš Italijos. Tai va, tai tikrai buvo nuostabūs seminarai, labai įdomu buvo pabandyti pasigilinti į funkcinio judesio atlikimo ir judesių sujungimą grandinę į tokį vientisą flow, tokį, kaip čia pasakyti, tokią bangą, sakykime, judesių. Nebūtinai viską panaudosiu iš karto, bet vis į taupyklę po trupučiuką tos žinios kažkada susideda į vieną bendrą procesą ir supranti, kad va čia dabar galiu tai panaudoti, čia dabar tai galiu panaudoti. Tai va, tai šiandien buvo tokia intensyvi diena. Rytoj laukia dar tikriausiai intensyvesnė diena, nes vėlgi nuo pat ryto, nuo 10 valandos iki 5 valandų vakaro vyks visą dieną renginį, vėlgi labai skirtingos treniruotės, planuoju visose padalyvauti, viską išbandyti, vis bandau save taip stumti daugiau iš tos komforto zonos ir nueiti kažkur, kas man visiškai netipiška, kažką iš ten paimti, išbandyti save iš tikrųjų, nes kai tu bandai visiškai skirtingą fitneso šaką
nuo kurios tu esi labai toli, tada tu toks jautiesi nemokša, naujokas ir vis grįžti, žodžiu, į tą pradinį tašką, kad aš dar nieko nemoku, man dar mokytis ir mokytis ir mokytis ir mokytis. Tai va, o kartu prie visko dar pradėjau labai intensyviai dabar eiti į sporto salę, dėl to, kad mano asmeninio trenerio kvalifikacijai reikalinga praktika iš salės labai nemažai. Tai vat, nepaisant to, kad aš propaguoju sporto namuose ir visos mano treniruotės, visos programos, jos susiveda į tai. Tačiau nepaisant to, aš vis tiek turiu atlikti praktiką salėje, sporto salėje. Tai iš tikrųjų dabar labai daug laiko praleidžiu ir salėje. Tai vat tiek tų naujovių mano. Dar ką norėjau pasidalinti, tiesiog vat, tokios įžvalgos ir pamastymai. Aišku, prasidėjo tas mūsų dabar naujas sezonas, mes vadinam naujas sporto sezonas, kiekviena rugsėjo 1 yra naujas sporto sezonas ir paskui sausio 1 dar vienas naujas sporto sezonas, vasara plius minus poilsis ir tada vėl rugsėjais nauja pradžia. Mes šįmet atskyrėme grupės, atskiriame pažengusias nuo naujokių, jau minėjau šitą, kadangi yra pažengusių merginų, kurios sportuoja pas mane jau 3 metai praktiškai, 3 metai arba 3 metai, skirtingai visos. Tai tiesiog nusprendėm, kad jos jau tikrai žino labai daug ir su jom galima ir kalbėti kitą kalbą ir jom galima duoti visai kitus dalykus, visai kitas treniruotės. Mes po trupučiuką pradėjom ir funkcinės treniruotės įvedinėti į tą mūsų rutiną. Tai, žodžiu, su pažengusiom pradėjom dirbti intensyviau ir trupučiuką kitaip. Ir paėmėm, šįmet surinkome, ne šįmet, nuo rugsėjo mėnesio, surinkome naujokių grupę, su kuriom nuo pradžių už rankos vedam, su sveika mityba, su treniruotėm, su visos technikos paaiškinimais, su kiekvieno pratimo išsamių paaiškinimų. Tai va, labai darbingas laikas. Iš tikrųjų, turbūt dėl to taip visiškai nebuvo net kada pagalvoti apie vlogo filmavimą ir iš esmės nieko tokio ypatingai daugiau naujo ir nevyko. Tokia atrodo rutina, bet visą laiką užsisukę darbuose. Ir tik tai buvo pas mane toks nutikimas vienas, aš turbūt juo su jumis pasidalinsiu. Vieną iš tų kartų, kai ėjau į sporto salę, nenoriu dabar sakyti, į kurią sporto salę, bet čia, žodžiu, iš tų salių, kurios dirba visą parą ir naktį, ten gali ateiti kas nori, kas turi abonementą be abejo sportuoti, tačiau nedirba, sakykime, administratorė, nedirba joks personalas. Dėl ko aš tai kalbu, tiesiog vat, toks buvo įdomus nutikimas, kad aš atvykau pasportuoti, tai buvo berods sekmadienio vakaras ir prieš treniruotę tiesiog paskubom gėriau riebalų degintoje, nu, žinot, tikriausiai, kas domitės papildais, yra įvairių papildų, tai va ten riebalų degintojas, kofeino pagrindų, duoda energijos ir visa kita. Ir yra tokios 3 tabletytės, jas reikia praryt, užsigert, nu ir, žodžiu, eini sportuoti. Ir aš kažkaip tai paskubom, įsikišau į burną tas tabletės, prarijau, pradėjau gerti ir supratau, kad jos man užstrigo gerklėj. Tai, žodžiu, va, toks va, buvo pas mane nutikimas ir aš be abejo iš karto pagalvojau, turbūt per visą savo gyvenimą galbūt 3 ar 4 kartus esu ėjusi pirmos pagalbos kursus. Taip jau būna, kad tu privalai tos kursus praeit, kai mokaisi vairuoti, prieš išsilaikant, gaunant teises, ar ne. Tada ėjau šitą kursą, kol mokiausi grupinių užsiėmimų treneris kvalifikacijos, dabar va, su asmeninio trenerio kvalifikacija vėlgi reikėjo pereiti tos kursus ir kažkada dar iš kažkurios darbovietės man reikėjo pereiti. Ir vat ką aš supratau, kad nepaisant to, kad vat, pavyzdžiui 4 kartus aš klausiau to kurso, kaip suteikti pirmą pagalbą, vis tiek 100% mes neįsisavinam tos informacijos, kol mes nesusiduriam su tą situaciją. Tai vat aš supratau, kad man reikia pačiai kažkokiu būdu savo padėti, nes buvo tuščia rūbinė, nebuvo nei vieno žmogaus. Ir aš atsiminiau, kad reikia, žodžiu, tai paspaust praktiškai vat saulės rezginį ir kažkokį tai tvirtą daiktą atsiremt, nu ir maždaug bandyti išstumt
tą svetimkūnį. Aišku, nieko man ten stipriai nepavyko, ten kelių sekundžių reikalas, bet atrodo jau ten visas gyvenimas prieš akis prabėgo. Ir aš tada supratau, kad man reikia ieškoti pagalbos, aš išbėgau į koridorių ir kažkokia ėjo moteris sportuoti, aš ją stvėriau už rankos ir sakau, man reikia pagalbos, jinai išsigando turbūt labiau už mane. Na ir žodžiu, mes ten visą tą manęs gelbėjimo operacijai pati vadovavau, nes sakau, jūs žinot, ką reikėtų daryti, kaip čia reikėtų paspausti, kad man dabar ten atšoktų. Sakau, nežinau, aš jai pradėjau rodyti. Nu ir žodžiu, paskui kažkoks vyrukas prisijungė. Galų gale man ta moteris iškvietė greitąją, bet aš galėjau, kas gerai, kažkokiu momentu man paspaudė ir man ten tos tabletės kažkiek tai apsivertė. Ir žodžiu, aš kvėpavau, bet kvėpavau pakankamai sunkiai. Ne taip, kad tu pilna burna kvėpuoji, bet kvėpuoji ir jauti, kad to labai mažai to oro. Nu tai žodžiu, stengiasi nepanikuoti ir po trupučiuką kvėpuoti. Iškvietė man ta moteris greitąją, greitoje atvyko ir aš baisiai nustebau. Arba medikų nekompetencija, aš nežinau, bijau čia pasakyti, arba tuo galbūt senoviniu trupučiuką požiūriu. Nes pirmas klausimas, ko manęs paklausė, sako, o jūs nepagalvojot, kad jums reikėtų nueiti į parduotuvę, nusipirkti duonos ir, žodžiu, tos duonos tipo suvalgyt, kad jums prastumtų toliau. Aš tiesiog puikiausiai atsimenu iš tų pačių pirmosios pagalbos kursų. Pagrindinį dalyką, sako, niekada ant viršaus nevalgyti jokių kietų produktų, kad čia yra nesąmonė, nes jūs dar labiau užkišit savo kvėpavimo takus. O čia greitosios medicinos pagalbos medikė manęs klausia, ar aš paspringusi nesugalvojau nueiti į parduotuvę. Tikriausiai atstovėti dar eiliai su ta duona, dusdama ir galą gauti turbūt prie kasų. Nu tai va, tai labai nustebau ir labai buvo keista, nuvežė mane į ligoninę, kol aš išlaukiau užpildyti dokumentus, visiems turi papasakot, kas buvo, aš ten sunkiai kvėpuoju, bet paskui greičiausiai tos tabletės, jos vis tiekgi pradeda su seilėm, su vandeniu tirpti po trupučiuką. Tai aš tiesiog jau pati save raminau, galvoju, tuo jos pradės tirpti ir tuo galbūt kažkaip tai viskas ir nueis. Tai aš stengiausi kuo daugiau tik tai gerti vandens. Ir ką norėjau pasakyti, dėl ko aš atkreipiau dėmesį į tai, kad yra tokių sporto klubų. Aš suprantu, kad žmogus kiekvienas yra atsakingas už savo sveikatą ir gali nutikti tokia situacija ir kai tu esi vienas namuose, o net ne kažkokioje viešoje vietoje. Bet tiesiog aš net nežinau, ar yra visiškai saugu ir personalo taupimo tikslais, sakykime, daug kas gali nutikti, žmogus traumą gali gauti ir taip toliau. Ir tiesiog jeigu nėra jokio žmogaus, kuris tuo metu yra atsakingas už toje vietoje žmonių saugumą. Tai vat, nežinau, neapsiimu teisti gerai čia ar blogai, bet tiesiog aš džiaugiuosi, kad tuo metu ten dar buvo žmonių, nes jeigu ten žmonių nebūtų, aš nežinau, kaip būtų buvę. Ir antras dalykas, ko aš pasimokiau iš to ir ko aš norėčiau ir paraginti visus, nebijokite kviesti ir prašyti pagalbos. Geriau kitą kartą, jeigu jūs esat namuose ir kažkas panašaus nutiko, nebandykit ten patys savęs gaivinti, geriau bėkit į laiptinę, kol dar galit kvėpuoti ar kažką, kol dar turit energijos ir jėgų. Ir prašykit pagalbos, žmonių, skambinkit kaimynam į duris. Geriau kitą kartą jūs be reikalo paprašysit tos pagalbos, bet jūs apsisaugosit ir galbūt išgelbėsit savo gyvybę. Net jeigu jūs ten atspringsit, tai nieko tokio, jeigu jūs pasakysit, oi, atsiprašau, čia be reikalo paniką pakėliau. Bet geriau taip, negu kad uždust ir numirt. Aš taip manau. Tai va, tai visą laiką prašykim tos pagalbos, visą laiką būkime sąmoningi, nedarykim nieko atmestinai. Jeigu, sakykime, eini į tuos pirmos pagalbos kursus, tai tikrai verta yra visą laiką bent vieną kartą gyvenime išklausyti ir bent jau įsivaizduoti, ką kokioje situacijoje reikėtų daryti. Tai va toks baisus nutikimas. Džiaugiuosi, kad viskas baigėsi gerai. Ir esu labai dėkinga ir tiem žmonėm, kurie tiesiog nepabijojo ir apsiėmė padėti ir suteikti man tą pagalbą. Tai va, tai tokie mano šios dienos šie pamąstymai. Rytoj laukia dar viena nuostabi diena. Manau, kad pasidalinsiu dar su jumis įspūdžiais, o dabar lėkiu skirti laiko dukrai, nes visą dieną be manęs ir rytoj vėl bus visą dieną be mamos. Tai tiesiog šeimos vakaras. Iki. Buvo labai daug trenerių, kadangi nebuvo kitos galimybės, kur mokytis.
Antradienelė, pilna salė. Turėtų būti smagu, intensyvu ir turininga. Nu kągi, antra diena įpusėjo, atlėkiau pietukų namo, kaip tik ir pas dukrytę, su dukrytė pasimatyti. Smagu, kad antra diena vyksta Vilone, Vilnius Grand Resort berods jisai vadinasi, tai man yra 10 minučių kelio su mašina, labai patogu ir šalia. Šiandien jau dalyvavau 3 seminaruose, tai buvo ir Animal Movement, ir rytinis, man atrodo, buvo Pilates Flow, jeigu neklystu, dabar bijau pameluoti. Žodžiu, daug įdomybių, daug tokių iššūkių savo, kadangi tai yra netipinės man treniruotės, netipinis judesys. Ir kartais pagalvoju, kad tai yra tiesiog taip ir ant tokio žmogaus galimybių ribos, kadangi, nu, iš esmės žmogaus kūnas nėra pritaikytas judėti visą dieną tiek aktyviai, nes tu gali nusitaškyti per 1 valandą ir tiesiog energijos nebeturėti, nes jau vakar vakare aš buvau maksimaliai pavargus, jau kūnas tiesiog signalizuoja poilsio. Tai šiandien trupučiuką save tausoju, kadangi dar reikia ir darbuotis, ir ryt laukia ir treniruotės, laukia darbai. Tai va. Bet įspūdžiai bendrai tikrai labai smagus, šaunuoliai, Aeromix, noriu parodyti. Štai tas mūsų ir diplomas, sertifikatas. Ir įdėjo dovanėlių kiekvienam dalyviui, labai faina, va čia kažkokie pat batonėliai, dripsniai, žodžiu, kiekvienas gavo tokį maišiuką, labai smagu. Kad rūpinasi, labai smagu, kad atveža tokio tipo prezenterius į Lietuvą, kad Lietuvos treneriai galėtų pasisemti patirties, pasimokyti. Iš tikrųjų, nes mokomės ir su kiekvienu tokiu renginiu supranti, kad Dieve mano, kiek dar reikia visko mokytis. Nu ir taip yra visą gyvenimą. Ir mokaisi visą gyvenimą ir vis kažką naujo sužinai, kažką naujo išbandai ir supranti, kad mūsų galimybės yra beribės, kad mūsų kūnas gali padaryti labai daug ir kad yra begalė veiklų, kurias mes vis galim bandyti, vis galim mokytis ir tobulėti. Tai ir yra gyvenimas, judėjimas yra gyvenimas. Tai ir su šia gaida aš šį vlogą baigsiu. Jeigu patiko žiūrėti, stebėti, spauskite patinka, taip pat kviečiu mane palaikyti ir prenumeruoti mano kanalą My Fit Empire ir be abejonės pasimatysime kitą kartą. Iki!